Ar džiugu būtent grįžti į Lietuvą žaisti? Tai aišku, visat namai, tai gerai, nežinau. Visat džiaugiuosi grįždama, dabar dar grįžti jau minimum 6 mėnesių, tai tikrai labai gerai. Būtent kodėl apsisprendi, kad tau verta grįžti į Vilnių? Aš turėjau labai sudėtingus metus, traumos po traumos, dabar atsikabinėjau po traumos. Tai aš prieš 3 savaitės turėjau operaciją, tai dabar va pradedu judėti viskas, tai nežinau, kažkaip norėjau namie po 6 metų, kažkaip galvoju, reikia grįžti pabūti su šeima, su draugais, su visais. Tai būtent kaip ta fizinė forma, nes neseniai pradėjai sportuoti, kada galima tikėti? Fizinė forma, tai nebuvo taip, kad aš nieko nedariau visą laiką, tai aš nedariau, kai po operacijos nieko 2 savaitės ir paskui jau pradėjau sportuoti. Tai ta fizinė forma, tai man reikia savaitės, pusantros, tai ir tada jau viskas gerai. Kibirkščiai liko 6 rungtynės Eurolygo. Kaip manai, komanda gali išeiti į kitą etapą? Tai aišku, gali, tai jeigu netikėsi, tai koks tikslas žaisti, tai dabar visai geroj grupėj stovim, tai manau tikrai galim toliau žygiuoti. O kitur tikslai tik patys aukščiausi, ar ne? Tiek Lietuva, tiek Baltija. O jau netgi nėra minčių apie antrą vietą ar dar kažką. Aš supratau, kiek Lietuva žaidžiu apie aukščiausius tikslus. Tai kai buvau Kaune, tai visi aukščiausi tikslai ir čia.